I can show you the way. With a little bit of trust, my nigga, we can take over the world. So realize it's way bigger than us. We represent a generation forever, and we ready to ride whenever it's pressure. We just gon' get through it. A little bit of trust, my nigga, we can take over the world. So realize it's way bigger than us. We represent a generation forever, and we ready to ride whenever it's pressure. We just gon' get through it together. We are not a gang, we are not a cult. Life is like a dollar bill. These crackers wanna keep me in the vote. Shot me with a million votes and they don't get me, they gon' kill me. And probably blame it on the false memory that I'm concealing. Praying for the day my people wise up, size up. Take the culture first, we take the land, we ride up, rise up. Even when I die, I live eternally. Life of a true revolutionary. Mental, my frame, mostly military. Die on my feet, couldn't live on my knees. Die on your feet, never live on your knees. Do not give in or succumb to the knees. With a little bit of trust, my nigga, we can take over the world. So realize it's way bigger than us. We represent a generation forever, and we ready to ride whenever it's pressure. We just gon' get through it. A little bit of trust, my nigga, we can take over the world. So realize it's way bigger than us. We represent a generation forever, and we ready to ride whenever it's pressure. We just gon' get through it together. Life repeat itself repeatedly, right? Same bitch, thought the sucker nigga energy dry. Got us feeling like we should go down in history. Penitentiary, got us in the darkness and we need light. Lead life, living legacy. Got me feeling like a Pegasus won't get the best of me. Cause we got like I'm the young and I give you numbers, I throw 100. So don't fuck with me, all perpetrators we buck 50. Cause I hold up to certain people. What I gotta do for them to keep it real. For all my enemies I need a shield. Neatspindi rezultatas visų varžybų. Varžybos labai sunkios, labai sunkiai pradžią pradėjom. Ir paskui vyrai susikaupė ir, nežinau, pradėjom pataikyti, jie nepataikė. Bet tikrai labai sunkios varžybos, kokiu ir tikėjomės. Daug žmonių susirinko gal dėl to, kad ilgas saulėlis buvo, nors ne visi žaidė. Kas sunkiausia buvo šitos rungtynėse? Sunkiausia buvo, šnekėjom, atitvert Gazdaitį, Valiukas tritaškių primėtė, kad visur keistis gynyboje, bet ne visai išėjo ir svarbiausia, kad laimėjom pergalį. Mažos detalės susidėjo į pergalę. Kalbant apie jų lyderius Gazdaitį ir Valiuką, ar neišskyrėt, kaip jūsų manimus sekėsi su jais tvarkytis? Kiek girdėjau, tai Gazdaitės temperatūrą lošti, dėl to labai sunku ką yra ir pasakyti. Bet stengiamės, kiek galėjom. Vis tiek kažkas turėjo mest taškus, o taip nebus, kad kažkas nemes. Na, ar šitą pergalį, kaip sakyti, įkvėps labiau komandą kovoti naktį galbūt dėl pirmosios vietos? Visą laiką turnyrą pradėjom jau kovodami dėl pirmos vietos, o kai bus parodys laikas, nes kamuolys yra apvalus, galim pralošti bet kurias varžybas. Šiandien pasisekė. Sunkios varžybos prieš stiprią komandą, rezultatas rodo. O kodėl sunkios varžybos? Sunkios iš tikrųjų gal, kad traumuotų turim žaidėjų, ne visi susirinkom. O prieš tokią komandą žaidžiam, kur tikrai, kad ir visi susirinkę, nežinia kaip būtų. Stipri komanda turi daug pajėgių žaidėjų, jaunesni, greitesni, individualiai stipresni. Šitose rungtynėse atrodė, kad kai kurie jūsų komandų žaidėjai neatidavė viso savęs, ar tau nepasirodė taip? Kai kurie žaidėjai galėjo... Manau, atidavė, tik tiesiog gal to atsivedimo neliko, ar kažkaip trečiam kėliny palūžom, sugriuvom, pabėgau tas žaidimas ir nuleidom gal per anksti galvas, reikėjo žaisti iki galo. O kaip manai, kodėl įvyko tas lūžis trečiam kėlinyje, kodėl paleidom? Manau, nuovargis. Jie šviežesni buvo, greitesni, bėgo visą laiką, o pas mus tuo pačiu beveik sąstatų žaidėm 7-8 žaidėjais ir neištempėm grinai dėl nuovargio. Andriau, noriu paklausti savo grinai nuomonės. Dabar tas A divizionas to pašlone, ar nesnika, ar jaučiasi, kad komandos yra pajėgesnės A divizione, negu kad buvo pirmajame etape? Faktas, kad jaučiasi ir iš tikrųjų kiekvienos rungtynės, kaip aš sakau, čia auksinis, kiekvienas taškas svarbus. Negalima paleisti pergalių paprastai, nes dėl finalų ketvirto tada nebus šansų kovoti, jeigu pralaimėsi.